Ai. Tokia graži mašina buvo. O dabar sulaužiau. Bamperiui ragas, bamperio laikikliui ragas, sparnui ragas, kapotui tam ragas. Ja, kaip gaila. Nieko baisaus, bet to pačiu nieko gero. Nu ką darys, važiuojam toliau. Sveiki visi, dar gūžė žiemą išvažiavimo su Augustu ramiai pasivažinėti, pasivaikščioti po Lapaičių Piliakalnio parką, bet viskas baigėsi siaubingai. Grįžau namo kaip žemę pardavęs. Važiuojant miško keliuku apaugusiu medžiais, truputį užsižiūrėjau į šakas, kad nesubraižyčiau šono ir net nepastebėjau, kaip medis išbėgo į kelią ir trenkiausi į bamperių, lempą, sparnų ir kapotų. Tai va šiandienos video apie tai, kaip lygioje vietoje sugebu įvažiuoti į medį ir kaip su minimaliom išlaidom taisysiu avarijos padarinius. Nenoriu užbėgti įvykiams už akių, bet rezultatai bus apgailėtini. Nu, įvertinkim kelio galimybės. Čia kelias. Pirmą kartą pamačius, ką prisidirbau, apėmė bele koks liūdesys. Tai niekur daugiau važinėti nebesinorėjo, judėjome namų link. Beje, gal kas žinot, kaip tą girgždesį susitvarkyti. Ramiai važiuokim, bitės dabar miega žiemos miegu. Nu ką, prisidirbau. Šiek tiek kliudžiau medį, kuris išbėgo į kelią. Bandžiau apvažiuoti šakas, kad nesubraižyčiau dešinės pusės, bet gavos taip, kad su kairė pusė trenkiausi medį. Bet taip iš lėto, atrodė nieko nebus, bet priekinį bamperiui ragas kilo, plyšo, bamperio laikiklis lūžo, plyšo ir šitą vargšę lempą pametė savo plasmasinį stikliuką ir sulūžo visi laikikliai. Dabar laikosi ant dirželio. Nu ir viskas. O ką dabar reikės daryti, tai kadangi biudžetas ribotas ir tikėtina, kad problemos kartuosis, bamperį bandysiu tvarkyti su zateškėm. Lempą nusipirkau kitą naują tiesiai iš Kinijos, todėl kad dėvėtos yra brangesnės nei nauja iš Kinijos. O kokybiškos man tikėtina, kad nereikia, nes ilgai nelaikys. Nu ir viskas, pakeisti lempą, užkliuosiu ant jos vėl turbūt šitą apsauginę geltoną juostelę, kuri nieko neapsaugojo. Ir tada žiūrėsiu, ar reikia sparną keisti, ar reikia kapotą tiesinti, ar tiesiog užteks tiek, kiek padarysiu. Nu ir ką, važiuojam. Vienos sveikos grotelės. Ne, šitai mašinai lengva.
Atjunginėdamas parktronikus visai nepastebėjau, kad gervės lynas laiko bamperio apačią. Tada vieną dužus lempą. Na gerai, dabar reikia nuimti šitą sulaužytą bamperio laikiklį iš sparno. Ten yra 2 varžtai, kurie laiko, ir 2 čia dar varžtai, kurie laiko. Nežinau, ar pavyks, nes nenoriu viso sparno imti lauko. Nes sparną išimti, tai šitą nuimti, žodžiu. Pavyko. Naujoji lempa labai graži, bet truputį per mažai geltona. Reikėtų dabar bandyti užsiklijuoti ant jos tokią pat lipnią juostą. Turėtų pavykti, vieną kartą jau dariau. Pasižymiu, kokio dydžio gabalą reiks atkirpti lempos užklijavimui. Nežinau, kaip seksis, bet sėkmės man. Ir tas vėjas nepadeda. Labai iš lėto klijuojasi, nes tos permetamos plėvelės labai storos ir sunku lygiai paskirstyti. Bet nieko, kaip nors feno pagalba turėtų pavykti. Aišku, jei tai daryčiau patogesnėje vietoje, būtų paprasčiau. Nu, ne visai gražiai gaunas, bet bus gerai. Gerai, bandysiu įdėti bamperio laikiklį. Ir jis biškį brokuotas pasirodo. Kablys, kuris laiko bamperį, nulūžęs. Bet įdėsiu jį ir tada bandysiu priklijuoti kažkokiu būdu. O! Iškart geriau. Nu gerai, metas pabandyti dėti tą kinietišką posūkio lempą. Kiek bandžiau pridėti, tai dėja, nu, kinietis, jie kitaip negali, jiem reikia biškutį skirtis nuo originalo. Nu, dabą tai tikrai įsidės. Tikiuosi. Panašu, kad reikia žibintą papildomai tvirtinti. Lempą vis tik prireikia įtvirtinti su dirželiais, nes kinietiški laikikliai nesilaiko. Tobulą. Bamperėlį. Dabar reikės su lipne juosta jį maždaug susisekti, kaip jisai buvo iki smūgio, kad nebūtų tarpų, ir tada su grąžtu pasidarysiu skylučių. O po grąžto atėjęs eilė, su zateškiam sutraukti. Nu, bus matyti, tikiuosi ne per mažų nusipirkau. Sutraukiu su zateškiam. Įsivaizduosiu, kad darbai baigti. Dirželius pirkau 2,5 mm storio ir skylėms pagaminti paėmiau 2,5 mm storio grąžto, kad skylės nesigautų per didelės.
Neblogai. Vis tik prireikė dar kelių skylučių, kad sugebėčiau susegti dirželius X formos. Taip atrodo geriau ir laiko nepalyginamai stipriau. Nu gerai, dedu bamperį. Dedu bamperį. Nieko čia gero. Nu ką, baigiau savo, sakykime, taisymo darbus. Rezultatai kalba patys už save. Apgailėtini. Bamperis šiaip viskas gerai. Tie dirželiai visai tinka čia jam. Kai biškis skylės irgi nieko tokio. Bet sparnas, tai sparnas dėja nieko gero. Reikės ieškoti kito sparno, nes labai negražiai atrodo. Pačiam. Nesmagu pačiam jį žiūrėti, tokį kažkoks formą praradęs, supliuškęs. Ta kinietiška lempa irgi šiek tiek skiriasi, ne visai telpa taip, kaip turėtų tilpti. Nu, žodžiu, kai pasistengiau, taip ir turiu. Tikriausiai reikės žiūrėti kokią dėvėtų sparną. Bent jau jis, kad būtų lygus. Kapoto įlinkimo, tai tikriausiai, kad paliksiu, nieko čia tokio. Tik sparną įsitiesinti. Na, bet kuriuo atveju šiam kartui užteks. Dabar nieko jau nedarysiu. Galima bent iki darbo bus važinėti su bamperiu, kuris laikosi. Gerai, šiam kartui tiek. Ate.